Visada tarsi įkrėpė. Tai šiandien atvykom į ką? Tai Švediją apsipirkti. Pažiūrėti kas kaip. Tai čia yra dvi parduotuvės. Viena yra Kupas, kita yra Eurocash, nevadinasi. Ne. Tai mes laiką apeinam vieną ir po to apeinam kitą. Ir tada išsirenkam kas kaip ir kur pigiau, kur ką pirksim ir tada jau einam antrą raundą. Taip pat pasiėmėm šituos depozitus, kuriuos turėjom, tai pridavėm, gavosi beveik 200 kronų, ne? Jo, O viena krona, vienas pantas, ne? Jo. Tai realiai Man atrodo, apie tas pats. 200 pakuočių buvo, tai iš tikrųjų nemažai. Dainam ieškoti, ką rasim dabar. O čia iš tikrųjų beveik visi yra norvegai, nes ir šitas prekybos centras yra prie pat sienos, iš karto kirtus sieną. Tai labai daug norvegų iš tikrųjų, šitas prekybos centras buvo tam pastatytas, kad arčiau norvegam būtų, ne? Man taip. Nes Jorgalio 70 km. Tai daug norvegų ir lietuvių matė mašinų, Kitataučių. ir dar kitataučių, tai švedų čia mažai. Tai čia yra tenai pirmoji parduotuvė. Ir štai antras vežimas čia dar mažiau. Tai labas, jau grįžom namo, iš tikrųjų jo sunkiai iš tikrųjų gaunasi tai iš vis kelionė jau į Švediją, nes tikrai gan daug užtrunka. Kiek mums kelio iki tenai išeitų? Porą valandų, ne? Pačio. Nuo namų. Tai išeina 2 valandas kelio į vieną pusę, tada dar kol apsipirkėm, žodžiu, tai užtrunka nemažai laiko, tai vos ne visa, ne visa, bet gera pusė dienos. Tai kažkaip jau antrą kartą, čia paskutinį kartą, kai buvom ir dabar jau pastebėjom, kad kažkaip nebėra, kad labai kažką pirktumėm ir nusprendėm kažkaip galbūt padaryti pauzę to važiavimu į Švediją apsipirkti, nes kažkaip sumažėjo mūsų ir tas pats pirkinių visas vežimas. Tai va, ir, žodžiu, žiūrėsim, kaip čia bus ateityje, ar važiuosim ar ne. Bet aš atsimenu, lygiai taip pat buvo ir su Lenkija. Kai gyvenom Kaune, tai irgi išvažiuoti į Lenkiją, čia būdavo daugiau kaip pramoga, kad išvažiuoti. Tai ir čia jau dabar taip pasidarė. Tai atsimenu, pradžiai važiavom, viskas buvo gerai. Aišku, mes nevažiavom ten jau labai dažnai, bet kiek nuvažiuodavom, rasdavom kažką, bet nusipirki ir kažko, ko galbūt net nereikėtų. Ir paskui atsimenu, irgi kaip ir atsibodo gavos. Ir pamatėme, kad nebėra tokio reikalo didelio važiuoti. Ir čia dabar su Švedija sako, matyt, bus tas pats. Tai va, o galiu parodyti tada, ką nusipirkom greitai. Tai žodžiu, taip atrodo, tai visai nemažai. Nežinau, čia verta kažką labai vardinti, bet radom šiaip neblogai šitų šonkuliukų. Taip pasiėmėm net 2. Faršas ir gerai, ir galim pažiūrėti, kad jis yra iš Lietuvos. Tai tas, jo, fainai. Ką dar pasiėmėm įdomaus, tai buvo šitokių sūriukų. Berods 4 ėmėm jo. Tai su šitais sūriais pabandėm padaryti vieną kartą. Jos pjovėm per pusę ir apvaliojom kiaušinio plakinį ir džiūvėsėliuose. Ir tada kepėm šitam ir frierį ir labai buvo skanu. Tai sugalvojom, kad šitą padarysim irgi kaip užkandį kažkada. Tada pitos duonelė. Dar halumio sūrio paėmiau ir šito sūrio, kur kartais išsikepu kaip desertą. Grietinės pasiėmė, nes šiaip sugalvojom, kad darysim kažkurią dieną koldūnų. Na, čia čips, jeigu darysim
načos. Ar takos vienis? Aš vis maišau. Ne, načos, man atrodo. Rysis dar prigrebėm. Mano mėgstamiausių makaronų tai sraigtelių. Tada dar pasiėmėm kelis pakus šaldytų visokių daržovių. Aš šiaip sakau, reiktų pradėti daugiau daržovių valgyti. Tai va. Šiaip man labai patinka šitos šparaginės pupelės, tai labai skaniai būna. Tai ir įsidėti kaip prie makaronų ar prie ryžių labai skaniai. Taip. Tada dar paėmėm ruginę, man atrodo, čia duoną. Tai bus kūčiom kaip juoda duona. Tada dar paėmėm čia visokių skanumynų. Dar tortilijų, sūrio ir čia pasiėmiau į darbą skaneliukų. Tai va tiek visko nusipirkom, tai visai nemažai išėjo. Tai man atrodo, einam dar atidarysim advento kalendorius, nes šiandien taip ir neatidariau dar. Tai ką, susitinkam prie advento kalendorių. Tai pirmasis arbatų kalendorius. Vakar taip ir neatidariau 9 dienos. Tai buvo kmynų ramunėlių žiedai su kmynų vaisiais. Ir šiandienos su braškėm ir mangais. Iš tikrųjų, šita labai skani buvo. Na, šiaip ir su ananasais patiko ir ta melisų. Jo, su ramunėlėm gal nelabai, man tas ramunėlių toks poskonis toks nelabai gal, bet šita su braškėm šiaip labai skani buvo. Tada atidarysim Rėjaus kalendorių, tai 10 diena. Ir mano Sephoros kalendorius. Tai šitaip jau atrodo. Ir 10 diena su užrašu It's coffee o'clock. Kavos laikas. Net nesivaizdavau, kas čia galėtų būti. O, čia žiūriu kaukė. Jo, kofeino akių kaukė. O, tai visai fainai. Bus užsidėti kaip padelį po akim. Aš kaip tik ir dabar turiu tą tokį indelį su daug kaukių po akių. Irgi taip pat gyventi, tai laikau net šaldytuve, kai nepamirštu, arba kai reikia, arba kaip norisi užsidurite ant akių, tai labiau atgaivina. Tai šitą, manau, irgi gerai susinaudos. O dabar tada eisim susidėti daiktus, pirkinius visus į šaldytuvą ir stalčių. Ir manau, eisim ilsėtis, nes iš tikrųjų buvo gan ilga diena. Nors ir kėlėmės gan vėliau, nes ir nuėjau vėliau miegot negu įprastai. Ir šiaip ta kelionė jo gan sunkiai gaunasi, nes tokia ilgoka. Tai iš tikrųjų jaučiasi tas nuovargis ir tokia pavargus. Tai nepykit, šiandien vlogas toks nuobodesnis ir trumpesnis, bet nieko kažko nenuveikėm. Ir ne kiekvieną dieną kažką galime labai ypatingo nuveikti. Tai toks sekmadienis, ramus sekmadienis, tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim rytoj.